Sveiki gyvi žiūrovai, sveikinasi iš Juodkalnijos, esu netoli Kumboro. Moto sezonas baigėsi, tai tenka kažkaip kitaip galvoti, kur čia pakeliavus. Tai keliausim po Juodkalniją savaitę laiko. Vaizdų panašu, kad bus, kad ir dabar, pavyzdžiui, esu viešbutį, bet prieš save matau 2 buvusius povandeninių laivų bunkerius šaltojo karo metu. Laukia mašinos, kada atveš ir keliausim šiandien planas į Dubrovniką, į Kroatiją. Tai kviečiu keliauti ir pasimatom šį kartą jau nebe iš šalmo. Pagavom savo kelionės žvėrį. Kalnų liūtą, tiesioginė prasme žvėris. Sumetam manatkės. O, neatsiejama Peugeot dalis. Serviso raktas. Sankryžas ir kryžiažodis čia. What the fuck, nežinau, čia įdomiai. Nu, interesna labai interesna čia tokia sankryža. Atrodo, kad turi prieš eismą išvažiuoti, kad važiuotum ten, kur to reikia. Bandom susimokėti už parkavimą. Kaip sekasi? Atsisinčiau vieną appsą. Siuntė, neatsiuntė. Neišeina prisijungt kortelę. Dabar kitą atsisinčiau. Kortelę prisidėt. Kas per invalid fields must be? Siaubinga. Ką gerbiamas žiūrovas. Prispirkom šūdą. Pilną maišą nesąmonių. Sustojam, papasakosiu, kai mašiną atsidėti. Važiuojam dabar link Dubrovniko, link pasienio. Sustojam Herceg-Novoj miestelį. Iš pradžių ne ten nuvažiavau. Kažkur į kalną, apsisukom. Ieškom parkavimo, stojam parkavimo. Vietą pažymėtą. Kaip susimokėt? Ieškau, kaip viskas su SMS-u. SMS-as man netinka. Atsisinčiau kažkokią programėlę, kur galima kortelę. Jau susivedžiau kortelę, tai paspaudė mokėjimą, kaina vienokia rodo, ant info paspaudė kaina kitokia jau pasidaro. Paspaudė užsakyt parkavimą, sako, siusk SMS. Tai vienu žodžiu pasikankino dar keli žmonės irgi tenai. Ir galiausiai gausi taip, kad išvažiavom, stovim dabar į prekybos centrą tokį. Ir apsipirkom biškį nesąmonių, atsigert čipsų visokių sausainiukų. Ir dabar įdėsim tada link pasienio su Kroatija. Vienu žodžiu, kažkokia nesupratimą sugadina, tik tai nervus tokiai lygioje vietoje ir neaplankėm, bet gal grįžtame sustosim į Herceg-Novoj, ten gražus miestas, ne, labai. Tai va, nu tai gerai, tai pasimatom tada kažkur kitur. Ant kiekvieno kampo reklamuoja šitos sausainius, plazmą, važiuosim kažkaip sausainis. Yes, tomorrow. Duokit mikrofoną. Nu, krekeris kažkoks, ką žinau. Pasakyčiau nieko blatna iš tikrųjų. Skonis kaip plazmos. Sėkmingai kirtom sieną, sustojom Miržaliniai. Šiukšlynas, bet bent jau vaizdas toks gražus, čia kažkoks šiek tiek panašu į apleistą pastatą. Pertraukėlę padarom ir judam toliau į Dubrovniko pusę. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love.
štai mes ir Dubrovnike. Čekinam į viešbutį, mūsų viešbutis šiek tiek toliau nuo centro. Tas šiek tiek toliau 6 kilai nuo centro. Tai dabar tiesiog pasivaikščiosim pakrantę ir žiūrėsim, kaip ten tą senamiestį galbūt apžiūrėsim. Iki yra 4 valandos jau vakaro, tai pusė 5 netgi, tai nelabai mes čia daug spėsim. Ir to šviesos, nebedaug turim šviesos tiksliau. Tai bet einam, pasivaikščiosim. Kol kas labai patinka Dubrovnikas, iškart ir Kroatija visai taip atrodo tvarkingiausnė negu Juodkalnija, nors Juodkalnijai dar labai mažai laiko, aišku, praleista. Smagu visai kol kas. Gerai nuteikia. Tai dar kol einam, galvoju dienos įspūdžius pasidalinti, kas nuo ryto. Tai realiai buvom iš anksto susiorganizavę mašiną, kuri turėjo 10 ryto būti jau viešbutį. Tai gavom realiai 11 valandą. Susivėlino, vienu žodžiu, tai gaunasi, taip netyčia sako. Sorry, can't refund your lifetime. Viskas gerai, gavom mašiną. Išvažiavom, pakeliavom. Bet su tais vėlavimais apskritai tokie reikalai, kad net ir vakar išskrendant atidėjo 3 valandom skrydį. Tai sako kapitonas prieš skrydį, oi, tai čia vat Tivate menkas lietutis, 17 šilumos, kad skrydom iki Tivato. Menkas lietutis virdo audra ir negalėjom leistis. Tai 20 minučių sukom ratus, kad oras kol pagerės, bet galiausiai mus nukreipė, divertino dar kitaip tariant į Podgoricą. Tai nusileidom Podgoricoj. Sako, informacija tokia, kad dabar palauksim, kol pagerės oras, užsipilsim kūro. Tai užsipylėm kūro, kol pylėmės kūro, sako, vis dėlto, žinokit, nevažiuosim, neskrysim atgal į Tivatą, nes Tivato oro uostas už valandas baigė darbą. Tai taip, baigė darbą, išjungė šviesas ir nebepriima. Atsiuntė autobusą, laukiam autobusą kokius, nežinau, 2 valandas, gal kokius 2. Ir tada su autobusu mus pagaliau nugabeno 12 valandą vidurnaktį, realiai buvom viešbutį tik tai. Tai va, tokie nuotykiai iš karto kelionė prasidėjo su nesklandumais. Bet šiandien irgi taip šiek tiek jau nuotaika buvo biurstelėjus. Dar tam nelemtam su tu parkavimu, koks ten tas miestas? Hercegnovi. Jesus Christ. Kas ten per tvarka? Nesuprantu. Vedė, nepervedė. Siaubas, tipo lygio vietoj vien dėl to ir nepasilikom apžiūrėti. Nes sugaišom realiai pusę valandos. Aš jaučiu, kad pusę valandos sugaišom ant gatvės, kol aš aiškinaus, kaip apmokėti. Nevelnė, neįsiaiškinom, tiesiog spėjom ir išvažiavom. Pasienį dar sugaišom valandą kažkur, tai kol Montenegro, tai yra, kol Juodkalniją išleido, kol po to šitie kroatai įsileido, nes pasų kontrolė. Juodkalnija nėra ES narė, ne Šengeno, tai užtrunka tie dalykai. Tai, bet dabar užtat labai gražus oras, labai gražiu, mes čia taku einam. Pasivaikščiosim po sėdėjimo ir viskas bus gerai. Toks update'as. Varom toliau. Dabar įjungiau vokiečių turisto dėduko režimą. Einu, viską filmuoju, kad gražu, kai įdomu, po to klausiu, kas labiausiai patiko, sakysiu, nežinau, dar video nežiūrėjau. Eksplorinam gyvenamuosius rajonus. Varom čia link jachtos, link jachtų, link kruizų, link tilto. Vėjota darosi. Nėra labai karšta, šis nėra karšta. Vėjukas šiek tiek kaip prapučia ten pavėsą, tai bet pats tas čia pasivaikščiojim. Čia neįprasta buvom lygumų kraštų gyventojam, kad tokiais laiptukais tiesiog gatvelė eina ir nusileidi ten, kur tau reikia, nes tai toks reljefas pas mus lygumuose, nieko panašaus. Gražiai čia sutvarkyta. Čia klausyk, gal toks kurortas? Kas čia yra, kodėl čia taip sutvarkyta? Laivelių parkingas neblogas, plotas.
motopirdų ir įvairių dviračių transporto eismas neišpasakytai didelis ir meistriškumo levelis irgi didelis, nes jie čia daugiau važinėja ilgiau negu mes. Ten nėra žiemos tokios, tai varo hebra čia kaip reikiant, važiuojant su mašina, tai nardo tarp mašinų ir nesuka savo vienos vietos, kaip sako. Čia kitokie motociklai yra, aha, vandens. Čia kai nėra ką papasakot, va čia stulpas yra, kelio ženklas, koks čia ženklas, zona 40. Čia zona 40, tai va tik tai va kas virš 40 metų, jeigu. Ar negalima kaip tik jau kaip virš 40? A, kaip virš 40 negalim. Arba aš sakyčiau kaip tik 40 mečių zona, nes jau laivų prisireikia, jachtų. Čia taigi įdomesnį aparatą radom, vadinasi Maisan. Šarvuotas toks kažkoks ir netgi turbūt gal plaukiantis čia amfibija reikalas, pastatytas, sukurtas, pagamintas, kaip čia pavadinti, 1991 metais ir naudotas ginant Dubrovniko miestą. Tai va toks mieste toks kaip paminklas pastatytas. Dar vienas kare naudotas laivas karinis. Nu gerai, čia pataikyta buvo ateit. Čia kažkas dovanų namas auksinę mašiną gavo. Manau, kad patiktų vienam tokiam žinomam Lietuvos estrados atlikėjui. Pasvaikščiom po miestą, tai dabar jau išlindom ir vėl prie pajūrio šiek tiek. Tai prie vandens. Ukai nulėkė. Smagiai. Ir dabar judam link senamiesčio dar vis. Motoroleriai iškarpį daug. Judam link senamiesčio dabar dar vis. Ir žiūrim tokius va vaizdus. Nu, gražiai čia viskas atrodo labai. Čia tokia siena, restoranai prasideda, jau artėjam link centro. Tai prasideda turistų atrakcionai visokie. Koks įdomus pastatas. Panašu, kad apleistas, bet gražiai atrodo labai. Gražus, ar ne? Labai gražus. Na štai ir atėjom iki Skruzdėlynų. Didžiausia turistų koncentracija. Kruizai čia išlipę? Vanduo. Vandenėlis. Nusėsk ir valgyt čia, klausyk. Nu jo, čia turistiška. O koks ten vaizdelis? Nu, nemažai žmonių. Čia turgi su savo grandinėm. Mergaitės išniūrus kažkokiais. Šurmulys. Šurmulėlis. صورك من الأجانب، هاتي صورك من الأجانب، هاتي صور جنتك من الأجانب يا جدعان. أهو شفت صور جنتك وصور الأجانب بتاعتنا. Kad čia visi mato? Nieko. Nieko? Žvejoja pačioj. Ai, gerai. Visada. Žinai, nebūkim rasistai, bet visi iš Azijos atvykę turistai tiesiog turi viską pažiūrėti. Tai tokia. Nangi tokia. Jo, nebūkim rasistai. Prašyčiau. O tu gal biški subinę prisidengta. Dar ir kalbus gali parodyti. O tai būtinai? Žinoma. Kokia? Aukso konkol. Kodėl vyras uždengtas? Todėl vyras uždengtas, kad nepadoru yra. O tai moteris? A moteris yra padoru. Visur bažnyčiai pažiūrėk. Kas čia dabar bus? Čia dabar ekskursija vyksta. Kaip gerai, kad nebedirba šiaip tavo sieną, nes nereiks €100 mokėti.
O ne, kaip gaila, blemba. Gaila, galėsim. Kai čia taip gaunasi dabar, tai... Šiaip tu negaila, tokiam eurą, aišku, būtų, bet tai, kai nedirba, tai aišku jau. Ką dabar darys? Jo, šiaip jeigu rimtai, tai 40 eurų yra Dubrovnik pas, įsigyti galima tokį turisto. Ir tada gali eiti aplinkui visą senamiestį sieną, gynybinę tą, dar kažkokių muziejų įeina, bet sienos darbas ribotas jau baigęs šiandien, iki 5:30, o rytoj mes jau nebeisim. Tai dėja, bet nepavyks, tai šiaip dabar pasivaikštim, nes pats pas senamiestį vaikščiojimas nemokamas, tai vaikštam, bandom tarp visų turistų, nes šiaip, per šią kelionę daugiausiai jau susidurta, kiek čia žmonių. Šiaip reiktų ir lyst turbūt kokią siaurą gatvelę, ne čia ta pagrindinė, bet... Galimai. Bet kol kas tai dar einam su srautu tiesiog. Kau kvepia maistais visokiausiais. Čia jau paduoda neblogai kvapų. Biškį paklaidžiasim čia tam gatvelėm. Ten labai gražiai šviečia. Labai. Jau taip vakarėja, šiaip čia vakarė visai irgi gražu, turbūt viską yra šviesta. Dėl ko dar Dubrovnikas čia garsėja, tai visokiais Game of Thrones dalykais. Kai žiūrėt serialą Game of Thrones, čia ir ekskursijas veda po filmavimo vietas ir galima nemokamai prasieiti, yra tikrai informacija internetas, yra internete informacija su filmuotam vietom. Čia bažnyčia dar kažkokią priėjom. Bažnyčia. Bombardyro krokodyro. Realiai, populiarioji kultūra veržiasi į realiai senamiesčius netgi, kur tokius jau UNESCO, man atrodo, UNESCO dar irgi čia, ne? Tai vienu žodžiu, turistai iškraipo visą istoriją. Čia kas geresnė. Ančiukai vienaragiai netgi buvo. Čia jau kalėdos atėjo. Anksčiau laiko. Čia gal all the time? Tik 80 dienų. Tik kalėdų. Bet čia viskas. Žysus net nupurtė, jau čia vasara baigėsi. Nesąmonė. Toli dar kalėdom, prašom, nesiafišuot čia. Laipteliai, laipteliumbai. Kas čia per vieta? Nežinau, bet užlipam laipteliais ir toks vaizdelis. Gražu. Nu, kur beisi, visur čia gražu dabar atrodo. Kalnas labai čia gražiai atrodo, tos tokios aikštės. Ir tas kalnas su kažkokiu fortu ant viršaus. Tai gražiai atrodo. Nu ir čia išeisim jau dabar iš senamiesčio. Nu, papuolėme vadinamąją tą kaip ir Golden Hour turbūt. Žiauriai gražiai apšviesti visi pastatai. Ir čia išėjom dabar jau iš to senamiesčio, čia sienos. Bet, nu, įspūdingai, nuostabiai gražus vaizdas. Kas moka fotkinti, gražių fotkų gali padaryti. Sakiau, kas moka, gali gražių fotkų padaryti. Tai kaip ir daroma yra. Vartų dobžą. Pasvaikščiam pas senamiestį. Atsigersim vietinių sulčių. Limonadą. Ojojoj. Skonis. Kroatiškas. Tai pasivaikščiam, prisėdam pavalgyti dabar senamiestį. Italų restorane. Bet labai jaukiai čia tos gatvelės tokios šilta, šilta. Biškiai atvėsa. Tai prisėdam pavalgysim. Ir atsigersim alaus, bet tada matysim, kas čia bus. Pasakiau alaus, tai atsiemu žodžius, ne alaus, čia limonadas. Išėjom iš senamiesčio, kad sutaupyt kelis eurus ant Bolto. Tai prie bomžaros, prie konteinerio laukiam. Ten kitoj pusėj
kalnas su bokštais ir fortais. Lauksime tą boltą. Tai prie konteinerio. Labą litrą, žiūrovas mielas. Rytas dabar yra Dubrovnikas. Išmiegojom ir važiuojam dabar ant kalno dar aplankyti dar vieną lankytiną objektą. Kalnas vadinasi Strd. Ten yra fortas ir yra kažkoks tai muziejus, karo muziejus. Tai važiuojam dabar 9 kilometrus ir aplankysim dar vieną objektą. Pasimatom kelyje. Kilom ant kalnelio Strd. Nežinau kaip tarėsi, rašosi tai SRD 3 raidės. Čia yra paminklas kryžius ant kalno. Tai tikriausiai čia dėl karo aukoms atminti. Ir čia yra muziejus po to karo. Fortas ir muziejus. Tai apžiūrėsim tai. Tai va taip atrodo. Įspūdinga panorama. O čia yra dar tie žiūronai. Galima žiūroną gal pažiūrėti, ar čia mokamas. Ne, nemokamas. Reikės pasižvalgyti. Nu, bet vaizdeliai tai labai gražus. Daug turistų iš Azijos mėgsta labai fotkintis čia. Rėkti jausi. Ir rėkti jausi garsiai. Gerai, darom. Ir mes fotkelį turbūt. Važiuojame forto vidų, į muziejų. Vaikštam, žiūrim. Tai čia ekspozicijos dabar. Karo visi atminimui. Specialių kažkokių ekspozicijų yra. Karas truko nuo 91 iki 95 metų. Tai atrodo taip nesenai, sąlyginai. Tai serbai su juodkalniečiais užpuolė Kroatiją, nes norėjo atkurti serbų kažkokią tai valstybę. Nepasidomėjau iki galo dar. Tai vat lankomės ir domimės už tai. In territory, but as long as the Croatian flag continues to fly over Mount Search, they say they will never surrender. Paul Davis, ITA. It was early Saturday morning when the battle for Dubrovnik intensified. Rodo seną dokumentiką, panašu čia apie... Čia net ne čia žinių, vos ne reportažas, tik jau kai tik tai prasidėjo karas. Čia dar ginklų yra iš nugaros. Tai ką sužinojom muziejui, tai kad Dubrovniko apgultis vyko nuo 91 metų spalio 1 iki 92 metų gegužės 31 dienos. Tai realiai miestas buvo intensyviai ir bombarduojamas ir netgi UNESCO saugomas senamiestis, po kurį mes vakar vaikščiom. Buvo apie 60% pastatų sugriauta, sunaikinta. Tai pakankamai liūdnas buvo vaizdas, bet gynėjai būtent laikė šitą aukštą, vis tiek strategiškai aukštą vietą visada svarbi.
Tai laikė gynėjai šitą kalną, ant kurio mes esam. Ir jis vis dėlto vadinasi, tarė Surge, man atrodo, ne SRD, ten tos 3 raidės, bet ten nežinau kaip tarėsi. Lyg ir Surge kalnas. Ir laikė šitą fortą, nors buvo apšaudomi intensyviai ir iš oro, ir iš jūros. Bet atsilaikė ir, kaip supratau, nebuvo užimtas šitas fortas niekada. Tai va, o pats fortas tai pastatytas Napoleono vos negarbiai, 1800, man atrodo, 12 metais pradėta, kažkada baigė ir kažkada ten jį pastatė, kai valdė prancūzai šitą vietą ir po to buvo panaudotas ir gynybos tikslais Dubrovniko pulties metu. Leidžiamės nuo stogo. Samanuojas šitas fortas iš vidaus. Radom įdomiausią lankytiną objektą. Arkliai. Su kumeliuku. Judam iš Dubrovniko, sustojom į miestelį Kavkat, ar kaip sakai tarės, Savkat kažkaip, užrašysiu kaip tarėsi. Tai toks gražus su įlanka miestelis, su nežinau kaip ir senamiesčiu pavadinkim, bet tiesiog užtvertą gatvę ne visiems galima pravažiuoti, mašiną šiek tiek toliau. Palikom parkingį, parkingas patogus su barjeru. Ir galima pasivaikščioti. Tai dar vaikštom, pabandysim turbūt kažkokią kavinę dar susirast, nes pasirinkimo nemažai yra. Pasivaikščiom, užkandom ir ledų. Kažkokia, net eilė nusidriekus buvo populiari vieta. Kam reikia? Populiari vieta ir sena vieta nuo 5-6, ne? 5-9. Nom.